Nepabaigta. Su peiliu? Ne, ne su peiliu. Iš kokio čia metalo jie? Čia paprastas, net nepėlis, čia tokia lopetėlė. Nu kaip kietas metalas. Vieną akį pametė. Dar viena uodega, viena mažesnė, kita didesnė, tai... O kas bebrodė, raumojimas sako? Raumojimas. Tai sako delikatesas. Ir juoduoja. Technika. Kaip tavo vaizduotė. Tamsesnės nori. Jo, galima tamsesnių biškį dažų, bet šiaip tai dažniausiai su radais. Ten iš ąžuolo žievės ar kokį? Dažai, aneliniai dažai Vilnai tinka. Ąžuolo biškį žievės dažai, tai jie labai sausina odą. Ar svogūną? Ne, aneliniai dažai, kur Vilna daža. Šiaip tai tinka. Dabartinėse dažuose galima beicas galima dar mėginti tikriausiai medžiui. Su to galima, kaip sugalvosi. Čia viskas, ašgi savamokslis, kaip sugalvoji, taip ir darai. A, čia kas pas jūs klijai kokie? Jo, čia klijai. Čia yra tokie odos klijai. Čia negalima labai tiksliai dėliotis. Taip. Turi atrodyti, kad kaip seniau. Neteisingai čia. Bet mes jų dabar neparduodame. Bet va, piniginė. Nu taip, čia knygutę darau tokią. Iš kurios pusės žiūrės? Čia nieks ir nesupras. Auginam bulvių. Aš šeškinės. Palauk, labai dar dėlį. O čia žmonės deda kopeikas. Aš tam purgui Čia iš savaitgalį beveik pastoviu. karvės kaulų prisidariau tokių visokių instrumentų. Reikia dar pažinti. Ir ką jūs darot? Ten tik Va, vienas visokius pastoviu. va, darau tenais, ornamentus kur. Gerosim dienų. Šiaip tai naudoju ne vien šitą lenkimų visokie būdai, pamušalų patobulinti. Paskui vėl pas jūs. Taip, čia Mindaugėlis pradeda. Gamina kažką, gamina. Dar nenoriu, nes aš čia šlapę ją darau, tai dar biškį nedadžiūvis. Nežinot, kas yra akmenių šitą cechą? Jo, aplankalas, jo. Bet per skubėjimą biškį irgi žmonių daug, tai kažkaip tai man nelabai sekas, sakykime. Ne visiškai teisingai darau, namuose ramiai sėdžiu, tai ramiai darau. Žmogus nervuojasi. Ne tai, kad aš nervuojas, bet Vis tiek. vis tiek visi, kaip sakyti, gatvėje. Jau sakykime, vienas daryčiau lauke ir tai jau aš kambarį darau. Namuose dirbu. Toliau reiškia darau tai. Tada dar į mūsų duoda dar patirinį, o dar mėgsta. Tada jinai dar labiau geriau. Dažysiu, dar čia dar galima dažyti ir dažyti, galima ir keliom, kaip sakyt, spalvom. O tie įsirežimai jau šviesesni. Taip. Čia galima ir atvirkščiai, galima čia, kaip sakė, galima iš vis išpjauti, kaip sakyti, išpjauti į vidų, tada, nu, kaip sakyti, ornamentą kelti į aš čia dabar į viršų keliu. Čia kaip nori galima, kaip šauna mintis kokia. Tada šitas atvirkščiai. Taip, tada jį reikia pjauti, nu, kartonį reikia pjauti iš, kaip sakyti, nu, ne kartonį, kur norit. Jis yra padaręs, bet čia kaip renesansiniai šitie, jis sakė, negalima čia rodyti, bet dėdės yra padaręs. Negalima, kad čia renesansinė. Čia atseit dar nedaryta. Aš jau nežinau, net koks čia laikotarpis čia. Aš tautodailininkas, kad darau, kada senai visą daryti. Pakvietė. Pakvietė dalyvauti. Čia ant guminį pagrindą geriau, jau? Nu, čia dėl to, kad aš pjausčiau tuos visokius. O kaip čia kur nu? Tai ką tu dabar darai? Šešėliuoja. Čia šešėliavimas vadinasi. Jau gali dabar daro. Šešėlis. Va vienas berniukas va bandė, nu, neišeina žmogui, pirmą kartą iškuris, neįmanoma. Dar nereikės gyventi. Aš va šitiek metų su juo gyvenu ir tai nemoku pjaustyti. A jisai nemoka angliškai, tu anglų dėstytoja. Nu, aš moku.
Jo, su šituo pjaustau tuos su vienu peiliu daug. Tai aišku, prašom, va, tiek norit, va čia va, ten va. Imkit va, gal pasidarykit va, žiūrėkit va, užklijuota va, naujai va, čia nestoj sugadinti. Sėskit. Va, imkit, čia yra visokių peilių. Kas nori pabandyti, kaip Labai aštrių, tik žiūrėkit, labai atsargiai visąlaik. pabandyti, kita moteris nori pabandyti pati padaryti kažką. Įdomu, įdomu. Pas vaikams nefotografuoti, fotoaparatų, nefotografuoti, iš tikrųjų visiškai. Jo, čia vienpusis, tai bet reikia atsargiai. Aš jums parodysiu. Stipriau reikia, va žiūrėkit, aš jums maždaug, kad jums būtų orientuotis. Čia jums labai tikiu kažkaip bijodamas. Sakyčiau, reikia paprašiau viską, va žinot. Aš jums parodysiu, va, kaip daryti maždaug. Mindaugas parodys, kaip daryti. Čia reikia irgi nuo kas iš ko lenda, reiškia, kokia šakelė, kaip sakyt, koks lapas užtat yra tas, taip ant ko guli, teisingai labai pasakyti. Taip. Tada va tas lapas. Jo, tiesus. Va, pažiūrėkit. Matot? Čia oda irgi va matot, kad namentuota. Valykit, va taip ir darykit. Čia tiesiog, čia kitam. Matot, čia yra kiaulius, o čia jau ta, kur jau normaliai galima. Va, žiūrėkit, va. Čia ne taip paprasta. Čia iš karto nelabai. Žiūrėkit, čia aišku, reikia tos linijos dar galima nusiūlyti. Va, žiūrėkit. Taip darot, kol padarot. Geriausiai iš vieno karto įdėjau. Jo, geriausiai iš vieną kartą, jo. Va, pažiūrėkit, va tokias raukšlėtas daro, va. Aš visai kas darau.